Sveiki, esu Saulius Petrovičius, šiuo metu studijuoju Nyderlandų universitete, tai būtų Saxion University of Applied Science. Esu trečiakursis studentas, studijuoju elektronikos inžineriją. Studijas pasirinkau Nyderlanduose todėl, kad galbūt iš tikrųjų norėjau pamatyti, koks yra pasaulis ir žinojau, kad Nyderlandų valstybė yra ganėtinai multikultūrinė, todėl nesukau per daug galvos ir išvažiavau. Visiškai nesigaliu, kad išvažiavau. Studijų programa yra labai kokybiška. Sakyčiau, kokybiška ir paprasta. Todėl iš tikrųjų nematau nei vieno, galbūt net ir menkiausio dalykėlių, dėl kurio turėčiau gailėtis, kad ten išvažiavau. Gyvenimas yra labai puikus. Paskaitos vyksta labai paprasta atmosfera. Dėstytojai visada yra nusiteikę padėti, leistis į diskusijas. Iš tikrųjų, labai nuoširdų žmonės Olandai yra. Susiradau draugų turbūt kiekvienam kontinente. Žmonės, kurie ten atvažiuoja, yra protingi, nuoširdūs, draugiški. Todėl yra tiesiog smagu gyventi. Apgyvendinimo galimybės būtų tokios, kad iš tikrųjų reiktų pirmą kreiptis į universitetą. Ir iš esmės universitetas visada padės susirasti gyvenamą plotą. Kukliam, paprastam studentiškui gyvenimui užtektų 400 eurų apytiksliai, įskaitant būsto nuomą. Situacija su darbais, kaip ir sakau, tau jau niekas net neša ant lėkštutės, bet jeigu ieškosi, rasi. Aišku, gal pirmas darbas bus kažkoks sunkesnis ar mažiau apmokamas, bet laikui bėgant, tai nemanau, kad sudarys problemą. Pastaruosius 5 mėnesius atlikau praktiką Philips kompanijoje, dirbau prie naujų produktų kūrimo. Iš tikrųjų, praktika yra nepaprastai gera patirtis ir tiesiog man tai buvo ne darbas, bet geras laiko leidimas. Ir gale praktikos iš tikrųjų susilaukiau pasiūlymo sugrįžti po juos po studijų, tikriausiai taip ir padarysiu. Gavau ir užmokestį, tai buvo mėnesinis užmokestis. Tai netitinka tikros kompanijos algos, bet nepaslaptis, kad gavau 1000 eurų per mėnesį. Tikrai nebuvo sunku įstoti, kadangi kastų organizacija labai daug padėjo ir tiesiog paėmiau ir išvažiavau.